Kamrą galbūt daugiau palies Vidmantas, dabar šiek tiek galbūt apie ypatingesnės rūšis. Žodžiu, dabar Kamra daugmaž atstatinėja to tikro alaus įvaizdį ir pardavimus. Ir mes čia atsivežėm kelias rūšis, dėja gaila mes galėjom atvežti tik maždaug pusę, ką mes buvom paruošę, nes skridom Reneiru, Reneiras riboja labai svorį. Mes dėja buvom priversti aerouoste truputėlį pamažinti tą kolekciją, kadangi pašiausiai buvom nereisi lėktuvų. Ir suvartoti kai kurias labai įdomias rūšis, kadangi per tą skubėjimą tiesiog nebuvo kada netgi ir atsiminti. Žodžiu, čia yra kelios rūšis, kurias suskirstėme į tas pagrindinės, sakykime, dalis. Tai yra 3 rūšis bus elio, man iš kairės bus Old Pekola, bus Heizo ir bus Lygia Cloud, mažos labai gamyklėlės alus. Norėčiau atkreipti dėmesį, sakykime, į Lygias, jisai butelį fermentuotas ir yra, sakykime, ant jo ženkliukas Kamros, kad čia yra tikras alus. Tokie maži ženkliukai Kamra deda, kad čia yra tikras alus. Tokį ženkliuką pamatę ant angliško butelio, gali tikrai žinoti, kad tai yra būtent atitinkantis Kamros standartą alus. Nes kiti galite jūs pataikyti ant tiesiog gamyklinės imitacijos. Pakeleris turi, man atrodo, vieną tenai medalį kažkuriam konkurse, bet jie galbūt mažiau įdomu, sakykime. Kaicero Mančesterio gamykla, kuri labai įdomi tuo, būtent nusipirkom, kad tai yra gamyklėlė, kuri dirba 150 metų, yra mažytė privati, jie turi 702 pubus savo tinkle ir alų veža tik tai į tos pubus. Tai ganėtai panašu į gamyklą kitą, kuri laikoma, kad viena iš, sakykime, slaptingiausių gamyklų Mančesterio regione. Tai yra Hals, to aš dabar pažiūriu, kokį mes šią alų turime. Mes turime Hals alų, man atrodo, IPA vieną. Halsas, ne, mes turim iš specialių. Holto Mančesterio gamykla, tai yra šeiminė gamykla, kuri neveža savo alaus toliau kaip 25 km nuo Mančesterio, kuri nedalyvauja jokiam festivalį, jeigu tas festivalis yra toliau negu 50 km nuo tos vietos. Alų jie iki dabar vežioja didelėse sistemose ir pardavinėja praktiškai tik savo 25 pubuose. Reklamos nedaro absoliučiai jokios, neseniai tik internetinį puslapį savo įsisteigė, bet kai profesionalai geria jų alų, tai sako, mes kitą alaus negalim gerinti, bet geriam tik tai šitą. Mes dėja negalėjom paimti kitų rūšių, nes tiesiog neradom visą kabakose, tai mes dabar turim tik tai šito Holt gamyklėlės, specifinį alų, jisai su medumeriu. Tiesiog ant jo neragavom, tai kad sunku apie jį pasakyti. Bet irgi real ale, žodžiu, tikrai iš to krašto. Iš biterių vienos elių rūšies, kuri pasižymė didelį kartumų. Mes dėja 2 turėjome išgerti ir turime tik tai vieną Sankt-Pite Suffolk, šitą pavyzdį. Tai yra kartesnis alus, gaminamas viduramžių celėje. Šitam buteliui, šito butelio tipui yra, čia užpakalį rašo, 250 metų istorija. Kadangi tas butelis, tai yra, jie iškasė, tiesiog atrado butelį savo gamyklos, kuri buvo toje vietoje prieš 200 metų ir bando maždaug dabar pilsti tą butelį ir imituoja tą technologiją, kuri buvo toje. Po to labai įdomi, grinai angliška versija, tai yra IPA. Tai yra India Pale Ale. Tai yra, lietuvių kalba išvertus, tai yra indiškas šviesus alus. Tai yra alus, kuris gaminamas buvo specialiai kolonijai armijai Indijai. Ir kadangi atstumai buvo dideli, reikėjo tą alų išlaikyti, tada nieks alaus nepasterizavo, nežinau kaip išlaikyti. Nežinau žmogus, kas yra Danielis. Tai 18 amžiui jie tą alų gamindavo darydami jį stipresnį. Alkoholis turėjo virš 6 laipsnių. Ir labai maždaug 4 kartus daugiau dėdavo pinigų, nes jis buvo labai smarkiai kartus.
Ir jo populiarumas Indijoje buvo kurioje toksai didelis, kad jie pradėjo tą alų pardavinėti ir Rusijoje, ir Baltijos šalyse, ir Afrikoje, ir po visą pasaulį. Tai Indian Pale Ale mes turime labai neblogų pavyzdžių, turime, sakykime, dėja vieną butelį, vieną ant visų. Tai yra tikras Indian Pale Ale, ta prasme tikras pavyzdys to alaus, kuris buvo gaminamas prieš 250 metų. Tai yra pagal tą seną receptūrą, alus stiprumas jo yra 5-6, tai maždaug 6 turėjo būti tada, ir taip pat stipriai, sakykime, jisai kartus, kai buvo daroma dabar. Kadangi, jeigu mes kalbėsime vėl apie dabartinę alaus pramonę Anglijoje, tai didelis minusas yra tas, kad jie šiuo metu truputėlį priversti yra mažinti alkoholio kiekį savo aloje. Ir jeigu Indian Pale Ale, pavyzdžiui, anksčiau turėjo 6,7 alkoholio, dabar pas juos normalus Indian Pale Ale turi 3,8, 4,2. Tas pats, sakykime, su stautais, tas pats su porteriais, alkoholis sumažintas daugelį rūšių yra apie trečdalį ir dėl vienos paprastos priežasties, kad akcizas, mokesčiai Anglijoje yra didžiausi Europoje. Jeigu Lietuvoje mes mokam kažką apie 20 centų už butelį pusės litro akcizo, tai Anglai moka litą 80. Tai yra maždaug 1 euras ant litro. Tik tai Norvegai, kurie nėra Europos Sąjungos šaly, moka ten 5% daugiau. O šiaip iš šalių Anglijos akcizas yra didžiausias ir aišku, kad netgi Anglam pabe, kai alaus vidutinė kaina siekia 2,7 svaro, tai yra virš 10 litų, jiems jau yra daug. Už tai jie bando mažinti tą stiprumą, kad mokėtų mažiau akcizo žodžių ir kad šiek tiek taupyti ant šitą, bet dėl to, aišku, kenčia alaus kokybė. Tai, kad White Shield, tai yra alus gaminamas toj vietoj tradiciniai, kur buvo IPA pradėtas gaminti ir sukurta ta receptūra. Tai yra Burton upon Avon, tai yra vieta, kur labai išskirtinis yra vanduo. Vanduo turi daug sulfatų, kur buvo išvesta ta technologija, kaip pagaminti tą alų ilgai išsilaikantį, sautų vandeniu, BAS gamykla tada gamino. Ir yra ten dabar maža mini alaus gamyklėlė, kuri priklauso ne Amerikonų visos, kurie nupirko visą.